Nori, kad pilkas challengeris atitektų tau? Ši serija apie tai. Labas rytas, laba diena, nauja savaitė, nauja pradžia. Šiandien gavau skambutį, kad nudažytas pilkas challengeris. Taip, tas pilkas challengeris, apie kurį kalbu, kad kažkuriam iš jūsų aš jį atiduosiu. Tai lekiam į dažyklą, parsivežam jį į garažą, pradedam surinkinėti, kad kuo greičiau kažkuriam iš jūsų aš jį atiduočiau. Pasikrovėm, viskas gut, gražiai atrodo, tvarkoj, lietus lyja, oras šlykštus. Kai aš prisimenu tą jausmą, kai buvau Miami, tai 30 laipsnių šilumos čia. Aišku, aš irgi atsisegęs visą stoviu. Ne, šiaip viskas okei, rankų reikia dadėti, bet jau kelis metrus pavažiavau. Važiuojam į garažą greitai susirinkinėti. Aš pirmai įjungiu valytuvą ir šuk, sustojo man čia. Į šitą užsikabino, reikia eiti. Bandyti pasižiūrėtis. Ir užživau, kaip be šito langų nenusivalęs. O. Viskas buvo. Nes, va, matai, meta klaidą 9.11 kol. Kai meta 9.11, tai čia telikas įdėtas nebuvo jame pagal komplektaciją didelio. Tai reikia keisti anteną šitą, nes priešingų atveju tada meta laidynas yra iki apačios ir ten vienas tik tai laidelis reikia dadurti, kad veiktų viskas. Nežinau, jis kiekvieną kartą užvesdavo mašiną ir jam būdavo ta pati klaida išmesta. Nieko, nu ką, gražiai atrodo šita spalva, tikrai gražiai atrodo spalva. Kimbam į darbus. Prisiminiau, praeitą savaitę įdėjau auta.lt savo valstybinius numerius. Pasižiūrim, kiek jau dabar turim pastatyti. O, liko dar 8 valandos ir 56 minutės, o jau turiu 445 eurus. Buvau rezervą padaręs 500 eurų. Bet, ką noriu pasakyti, mane ir ši kaina jau tenkina. Bet jeigu pasieksiu rezervą ar daugiau, tai bus valio. Bet manau, kad ir už šitą kainą jau aš juos atiduosiu. Tai jeigu jūs irgi turit kažką tai parduoti, padangas, ratlankius, mašiną, aišku, ar dar kažką, tai jūs galite nemokamai sukurti skelbimą auta.lt, laukti pasiūlytos didžiausios kainos ir atiduoti. Arba ne, jeigu jūs tenkina, jūs atiduodat, jeigu netenkina, jūs neatiduodat. Bet nieko absoliučiai, kas gerai, kad nieko absoliučiai nereikia daryti, tiesiog laukti didžiausios kainos. Sulaukėt, gaunat skambutį, atvažiavo žmogus, kaip pavyzdys ratlankius, pasiėmė, viskas. Nereikia jokių skambučių, parduosi už tiek, neparduosi už tiek, ten dar kažkokių tai visokių pasiūlymų, keitimai, nekeitimai. Ne, jūs tiesiog pasiėmėt savo pinigus, atiduodat daiktą atvažiavusiam žmogui. Ir viskas. Tai auta.lt labai paprasta viską pardavinėti. Sikraun visą turimą mantą. Ką mes čia turim? Sustiprinimas. Sulankstytas. Tai filtrą
Dėžė. Jinai gera ar ne? Ok, trūksta tik tai vieno varžtelio. Varžtelio trūksta ir laikiklis sulaužytas. Gerai, keitimai. Taip, žibintai, kurie važiuoja į perdarimo zoną. Porankis. Nežinau, reikės iš gabalų surinkinėti, bet jau čia nesigaus, reikės naują visą porankį pirkti. O, dar metalinių turim. Gerai. Kamera. Ok. Traukiam. Čia kažkur užkliu. Ai, va, matai. Gerai, nelabai mums šitas reikalingas, mes jį. Telefoninis laidas. Nežinau, kam šitas laidas buvo skirtas. Ištraukėm, atkirpom, bet greičiausiai, kad čia kažkas buvo susijęs su alkotesteriu gal. Nežinau, tiesiog spėjau. Gal ne, gal taip. Gerai, suprantu. Šitas, ar ne? Ok. O kam kamerą reikėjo išimti? Geras. Gerai. Į perdarimo zoną. Aš taip įsivaizduoju, kad jis jau negeras. Aš tik tai laikiklius pasiimsiu. Nesuprantu. Ai, ne tai. Kam, kokiu tikslu reikėjo išrinkti visą šitą porankį? Na, tai žinai, aš jaučiu tokį irgi, Kaip pasakyti, lyg ir spaudimą, lyg ir tokį, žinai, kad reikia gerai padaryti, kad nes žmonės sakės, o čia kaip ir mano mašina. Neatsuku rankom virštelį. Išvalom, va, kad būtų dulkyčių gražiai, buvo murzinas. Nes po to sunku labai po to išvalyti tie visi tarpukai. Aišku, nepraktikuoju šitų valyti iš pradžio, bet čia kai buvo visas išrinktas, tai geriau, kad ir čia visur viskas išsivalytų tvarkingai, gražiai, nes po to tai jau nebeišrinkinėsi. Palaukit, neskubinkit manęs. Viskas yra gerai, viską kontroliuojam. Taip, šitas eina į ten, šitas eina į ten. Niekaip negaliu suvokti, kam galėjo būti išrinkta. Gal kažko tai ieškoja. Nežinau. Va, kaip nauja. Šuka, gražu, švaru, tvarkinga. Dedant viską taip, kaip reikia, turi būti įdėta garso izoliacija, kuri dengia ABS bloką. Aišku, nemanau, kad daug kas dėtų jį, bet kai jisai buvo ir yra, tai geriau jį ir įdėti. Tai būna, kai skubinės. Neįdėjau ortaką. Tada man kažkas sakytų, ir kodėl gale nepučia vėjelis, o čia visur daryto. Įdėsim viską, kaip turi būti.
Gerai, tai tą įdėjau, prijungiau, padariau, sutvarkiau, įdėjau. Gerai, ekranas, nesuprantu, čia ekranas tikriausiai nuo Durango yra įdėtas, nes Durango su tokiu remelio ne tas ekranas, reikia keisti. Reikia pakeisti, dabar aš galvoju, ar aš jį turiu tik tai nuo naujesnio. Čia iki 15, tai bet reikia turbūt pasiskolinti, dar PIN kodas bus reikalingas, bet man aš atrodo nuo to juodo aš galiu pasiskolinti. Aš ten turiu PIN kodą. Pasiskolinsim iš tenais, įsidėsim, pasižiūrėsim, ar viskas ok. Bet dabar dar reikia išėmam saloną, išėmam gale sėdynės. Važiuosiu, pasiimsiu kitoje vietoje pas mane yra sėdynės jau persitos su Alcantara. Viskas kaip turi būti gražios uoga, tuoj pamatysit. Tai išsiėmu šitas sėdynės, išimsiu, kad atsivežęs iš karto įdėsiu, bus patogiau dar ir šitas porankis prisukti, nes dar du gale varžtai yra. Taip, ekraną įsiimsiu iš ten, įdėsim, viskas gerai. Ok, tvarko. Bardakas mašina, reikia išsivalyti visur viską. Nu, nežinau, murzina labai. Išvalysim, dar išsisiurpsim, sėdynės išsiims, bus labai patogu, išsiurpsim. Noriu sėdynę patraukti į priekį ir nevažiuoja. Varikliukas tik, bet ne. Nesuprantu. Nei į viršų, nei ten. Tik tai į priekį. Kaip sėdynę patraukti į priekį, nes aš jos neatsuksiu, jeigu aš jos neatsuksiu, aš negalėsiu. Ir sėdi gaišti dabar laiką ir nesupranti kodėl. Dabar supratau, čia kažkas tai buvo daryti, man atrodo, nes šitas daikčiukas yra nuo ten, sėdynė nulupta. Sėdynė jau buvo stumdyta, ne? Bet aš netikiu, kad čia sėdynės bus sugedusios. Galvoju, ką čia padaryti. Kaip pasitikrinti realiai. Man tiesiog nereikia pasitikrinti, man reikia išimti, o tam, kad išimti, man reikia atsukti ten 2 varžtus, o tam, kad atsukčiau 2 varžtus, man reikia sėdynę patraukti į priekį, kuri nevažiuoja į priekį. Nei nupjauti, nei išmušti, nieko negaliu padaryti. Reikia gerai, palauk, nestresuok. Viskas yra gerai, tu tiesiog pamąstyk protingai. Duok užduotį varikliukui, kad jisai priverstinai važiuotų. Aš tikiuosi, kad jisai nėra užstrigęs. Jisai yra tik tai biški pastrigęs. Taip, šitas viršų, šitas ten kelia, ne? Man šitie neįdomus. Čia laidai visi gerai pasitikrinam, ar ateina čia 12 voltų, ne? Jeigu čia ateina 12, tai tada yra kažkas tai su varikliukais. Tada mes paduosim į varikliukus tiesiai. Ne, čia viskas gerai, čia ateina. Tai aš pasiimu 2 laidelius, ne? Į kuriuos į šitą fiškutę aš galiu paduosiu į priekį arba atgal. Galvoju, dabar 2 variantai yra arba minuso nėra. Greičiausiai minuso nėra, ne? Kodėl galėtų būti minuso nebūti? Kodėl galėtų būti minuso nebūti? Iki čia ateina ir pliusas, ir minusas. Tai kas tada iš čia kažkur, tai tada neišeina pas mus minusas teisingai. Ar aš teisingai mąstau? Nes ir šitas neveikia. Šita pozicija viskas neveikia. Neveikia ir tas. Ir aukštyn žemyn. Ir tas nieks neveikia ir šitas neveikia. Kam aš jį pajungiu? Mygtukas neprikošia akumui, bet neveikia. Tą pusę atsiranda 9 voltų.
Reikia neatsiranda. Pasiskolinsim blokelį pasitikrinti iš kitų sėdynių, kurios irgi važiuoja persiuvimui. Šitai nepamest reikia. Pasižiūrėsim, gal blokelis šitas valdymo. Galvelė susisuko jam. O. Veikia. Tai problema buvo šitam blokelį. Pirmą kartą gyvenime susiduriu, kas jam galėjo būti negerai. Įdomu, dėl aš jį išsirinksiu. Tai gerai, kad va, yra visokiausių donorų, iš kurių galima pasiskolinti, pasitikrinti. Va. Čiuk. Čik, čirik. Atsisukam šičia. Šonai reikia sukrauti visi čia. Viską lygiai gražiai. Kodėl aš ranką suku, kai aš turiu suktuką? Ne, nu. Centas taip įkrytęs, kad... Nu, ta prasme. Vaštas neįsijo. Nu, čia tik tai man gali tai mūsų. A, ja. Žiūrim dabar visą turtą, kiek čia visko yra. Va. Kad į alkotesterį putę, tai jau žinau. Tikrai. Taip, tušinukai. Ok, gerai. Gerai, pasvarstykim, kada aš jį galėčiau padaryti, šitą mūsų, jūsų, tavo, mano challengerį. Teoriškai, nu dabar palauk, nu gerai, dabar turime 20 kažkelintą dieną, tai... Ne, greičiau turėčiau paruošti, bet vis tiek yra tos visos smulkmenos, viskas išgaudyties, irgi užtrunka laiko, tai aš manau, kad iki kalėdų, tai... Nu, bent jau aš, tai kalėdom tikrai su juo prasilėksiu. Normaliai. Va, jie nesismulkina, ne, amerikiečiai. Ir jie turbūt čia vaikščio ir galvoja, kodėl neveikia aparatūra pas juos. Pasižiūrėk, kaip prisukti laidai. Prispausti. Perspausti. Ir aš garantuoju, jie... Kas čia yra, kodėl neveikia? Nes čia nuo aparatūros aš tai, nu jo, suprintuvas čia. Putė ir putė. Ai, taigi čia stovėjo tas alkotesteris, tai gali būti, kad jisai ir putinėjo čia. Labai dažnai. O, galvutė. 11. Prastai. 10 džiaugčiausi 11. Ne, aš noriu įsirinkti čia viską. Ir tvarkyti, išsisiurbti reikia, išsivalyti šonus, nes nuvažiuosiu dabar atsivežti naujo salono. Sudėsiu, tai kad po to atsivežus nereikėtų man čia šokinėti iš kampo į kampą, tai aš dabar susitvarkau saloną, išsisiurbiu kilimus visus, išsivalau panelės ir atsivežu naują saloną. Įdedam į galą, sėdynės, apšypkės ir su salonu bus jau baigta. Ir dar gal ką pasidaryti šiandien reikėtų man, tai kadangi nėra daiktadėžės, bardačioko, tai prie įėjimas yra prie BCM, aš susieuropinsiu iškart žibintus, susiprogramuosiu ir aš jau pilnai visą saloną galiu surinkti ir apie jį pamiršti. Liks tik tai priekis ir šiek tiek darbo gale. Ir visą pakabą sutvarkyti. Iš principo skamba kaip ir nedaug, bet užtruksiu.
Nebūna jums tokio jausmo, kai mašina įsivalo, dulkės įsisiurbėt viskas ir toks jausmas, kad atsisėdė, jinai tikrai geriau važiuoja, geriau traukia, toks jausmas, ar kliūdus įdėjo, ne? Nu, gal kai smėlį išėmė, tai palengvėja ir greičiau važiuoja. Tai ir čia tas pats įsivaliau. Iškart kitas jausmas, kitas vaizdas. Važiuoju, pasiimsiu saloną, atsivešiu, susidėsim visą saloną ir pasižiūrėsim, tada dar kitai visas vaizdas bus. Tai važiuom saloną pasiimti. Pasikrovėm saloną, važiuojam, dedam, prasivalom, nes apdulkyjas, dulkių labai daug. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodys su nauju salonu. Aš manau, kad gerai atrodys. Duoda tas gyvumo, negu skudurinis, kaip aš sakau, salonas. Čia tai Alcantara, viskas persiūtas, bet vis tiek geriau. Nu ką, radau čia tokį įdomesnį radinuką, ieškausi savo toliau mašinų, ką galima būtų nupirkti. Žiūriu mechaniką, turėjęs su mechanika Challengerį, reikėtų, galvoju, dar sykį vieną, dar kartą nusipirkti tokį. Žiūriu Buy Now 11500, praktiškai nemušta, 19 metų, rida gera, kem 6 mylių. Nu, galvoju, viskas tokiai, bet pasitikrinsiu, galvoju, per Carbit Helperį. Ir kaip jūs manot, ką aš randu? Nieko labai daug baisaus nėra, bet 4 pardavimai istorijoje ir vienas pardavimas yra 10 mėnesio 18 dieną parduota į AAI aukcionį už 5300. Paspaudžiam ir žiūrim, kad čia jau jisai buvo, taip sakant, liaudiškai palėlintas automobilis jau kopartis stovi. Galinis sparnas sustumtas, priekinis sparnas sustumtas visas. Tai reiškia, jį nusipirko į AAI ir palėlino, taip sakant, kažkiek patiesino. Ne faktas, kad kažkokių tai blokų nepasiėmė, dar kažkas tai ir įstatė į kopartą aukcionus. Tai vadinasi, geriau tokių automobilių vengti. Tai ir jūs, jeigu perkat, ieškot automobilio aukcionuose Amerikos, tai visą laiką pasitikrinkite per Carbit Helperį. Su mano nuolaidos kodu U11 gausit 10% nuolaidą ir tikrai nusipirksit ir išsirinksit ne tokias kaip šitas automobilis lėlės. Saktis reikia įdėti. Įdėsim saktis nuo tų senų sėdinių, kurios buvo čia, išimsim saktis, įdėsim ten ir sumetam sėdinės, ne? Nors, aišku, galą galim jau sudėti. Vairuotojo sėdinės sunki labai. Nu, man šitas spalva jinai graži, man patinka, iš tikrųjų, tai gal, nu, ne, iš Challenger'ų labai gražiai žiūrisi tamsiai tokia mėlyna spalva. Tamsiai mėlyna man. Jinai žiauriai gerai žiūrisi ta spalva ir aš vieną jį tokį turėjau. Tai per savaitę prasideda. Jo, Vokietija iškart per savaitę. Nes man pačiam jinai yra, va,
Koksai, va, pasižiūrėkit, įkelsiu nuotrauką. Va, toksai, va. Džiauriai gera spalva. Aš nežinau, daugam ta žalis labai patiko. Man tai... Nieko, jinai graži spalva, okei, gavosi gražiai, bet daug mieliau, man atrodo, tas, kaip sakau, mėlynas, tada eina, va ši spalva eina, tada yra tokia oranžinė, gražiai labai žiūrisi man ant jų, nes man ant šitų mašinų, challengerių, tai jos turi būti tokios spalvos iššaukiančios. Ne tai, kad gal iššaukiančios, bet tokios pastebimos, kas čia yra, nesuprantu. Tai va tos spalvos man tokios, jos, turi būti ryški, matoma spalva. Pilka, jinai nėra ryški, bet jinai tokia kitokia. Man graži šita spalva. Va. Viskas, su salonu baigta, liko tik tai apšilkės uždėti, bet apšilkės uždėti reikia dar veidrodėlį sudėti. Kas dar? Rytoj reikia pakeisti man. Kodėl sakau rytoj? Todėl, kad jau šiandien vakaras ir aš jau nusirašysiu tuo. Varau, sakau, rytoj pasikeisim ekraną į kitą. Jį reikės sutvarkyti, kad rodytų. Ir čia matyt dar nebuvo čia siauras ekranas. Mažiukas toksai būna, juos eina, tai nes GPS antena paprasta stovi, turėtų būti pelekas vadinamas, tai reikia peleką uždėti. Čia dar vienas laidas turi persitempti, pasijungti, kad veiktų viskas. Nes iš principo jisai meta iškart laidą, kad 911 skambinti. Nežinau, kodėl čia taip susiję, bet taip yra. Ir kol nėra bardačioko, susieuropinsiu, aš jį bus lengviau prieiti. Tai visą tai darysiu rytoj. O šiandien man jau užtenka ir noriu nusirašyti, nes biškį silpnokai jaučiuosi, gal sirguliuoju, nežinau. Tai važiuosiu pailsėti šiek tiek. Štai ir atėjo ta diena, kai jūs galite įsigyti išskirtinius U11 Garage kvapukus. Jums tai reikia užeiti į u11.lt elektroninę parduotuvę, įsigyti norimą kiekį kvapukų, galite pirkti draugam, sesiai, broliui, mamai, tėčiui, belekam, galų gale kalėdiniam dovanom galite panaudoti šitos kvapukus. Ir vienam iš jūsų pirkusiųjų atiduosiu šį challengerį. Kuo daugiau jų pirksi, tuo didesnė tikimybė, kad jis atiteks tau. Kvapukų kiekis ribotas, paskubėkit.